Nu ką, pradėsim. Ką pradėsim? Pradėsim žygį. Pirmas oficialus lūšų žygis dviese. Esam apsipirkę naujų rūbų biškį. Iš regatos. Viskas šviežia, nauja. Bam, bam, bam. Čia jokia reklama. O šiaip sau gali mane biškį aprodyti. Kaip yra posakis, nėra blogo oro, yra tik bloga apranga. Tai čia teisybė. Reikia šiltai apsirengti ir galima keliauti. Tik tai skuplinė yra iš Husky. Ir jo, batai, koinės, termo rūbai, Aliaska. Tai ką čia pradėsim, propaguosim truputį dažniau. Kaip čia vadinasi? Judėti. Ką? Daugiau judėti. Nu, į kad judėti. Reikia daugiau judėti, pasivaikščiot gamtoj, pakvėpuot grynų orų, mažiau sėdėti prie kompiuterio. Nu, ta prasme, aš ir taip sėdžiu ant stogo kiekvieną dieną, bet turiu omeny, kad norim daugiau, susipirkom rūbus, investavom didelius pinigus į tai, kad savaitę po vieną žygis, va žygis. Žygis, Laurinavičius, tai Popkat. Ta prasme, darysim kiekvieną savaitę žygį, bandysim taip, ką tik čia sugalvojau. Palauk, sustok, reiks Strava man pasiimti. Kiekvieną savaitę padarysim po žygį, pradėsim nuo 5 km, čia nuo 7, baigsim aplink Lietuvą, apeisim piligrimais, patapsim gal. Tai va, tai tokią tradiciją darysim ir kadangi yra dabar šiandien šlapia, tai pasirinkom tokią sausesnį gruntą. Esam Žagarėje, Žvelgaičio ežeras yra, bandysim jį apeiti. Pagal tai, ką googlinam, rašo 27 km, bet kažkaip mes norėtume kokius 7 šiandien tik apeiti, nes nenorim čia labai per pirmą kartą nuvargti ir tai va. Startas. Startuojam, pažiūrėsim kiek kilometrų ant galą, parodysim kiek nuėjom, kaip sekės. Tai visą informaciją matysite YouTube'e. Kaip čia gražiai, žinau, kad atrodo viskas. O šitą video gal netgi į Facebooką tavo pastalpinsim, kaip jums paskatinimą, kad likusi visą video sumontuosim ir dėsim YouTube'e. Tai skatinu visus Žilvinos sakai eiti į YouTube'e. Ačiū. Tai va, mes pradėjom eiti iš čia, dabar esam čia, Meilės sala. Kažkaip dažniausiai mes, kad važiuodom, eidom tik iki čia, kadangi mes propaguojam didelę meilę. Tai mes tik čia būdavom, užtrukdavom, tai niekur kitur nebeidom. Dabar tikslas yra apeiti aplinkui. Aš nemanau, kad čia yra 27 km, kaip googlinam. Čia, manau, bus kokie 5-7. Bet pasakysim pagal Stravą, kai apeisim visą ratą. Gal netgi per trumpą bus, tai gal kažką sugalvosim, gal mes toliau eisim. Šipoti, draugai. Čia po audros irgi nukentėjo daug medžių, kaip matom. Daug medžių išvirtusių.
čia. Ką, pažiūrėkim, kaip restauruoja va stogus skiedrinis į temą. Nu ką, mes esame čia jau. Čia pradėjom, buvom čia, svyti myti čia, tada dabar esam čia. Nemeluok, čia nebuvo. Čia sakyk, ką buvom. Šį kartą ne. Nu paaiškink dabar, kaip čia reikia montuoti tą stogo dangą. Ką dėdi? Vieną, kitą, šalia, ant viršaus, gali ir asfaltas. Eina, pažiūrėsim iš arčiau. Šiaip net negalvojau, kad jos tokios lenkos. Jos gal, kai sudžiūn, taip su... Oho, čia biškai šlapia. Matai, kiek sluoksnių? Aha. Gerai, ne vieną, kitus 3-4 kartus reikėjo. Su kuo? Pirmai klasė mes turėjom šį čia ekskursiją. Prasideda pirmą klasę. Negi aš atsimenu. Tinklinis. Reikia privažiuoti Saudinę susikrauti. Ką dengsi? Tualetų stogą gal kokį. Kaip batai patogus? Labai. Parodyk, iš arčiau biškį. Labai patogu. Ir šių, man visą laiką šalta kojos, tai man labai gerai. Opapa. Opapa. Putytė. Bet jau čia mums ten reikėjo eiti, ne? Abejoju.
Čia, kaip matom, padariniai yra audros, kur Joniškio rajone buvo, kur Žagarė irgi labai nukentėjo. Tai labai daug medžių yra išgriuvusių. Ir ne visi jas tvarkyti, nes šiandien tokius šlaitus turbūt sunkus sutvarkyti. Pasižiūrėkit, kas čia daros dabar. Jau praėjo geras mėnesis ar kiek. O dar medžiai nestvarkyti, nes čia sunku prieiti turbūt. Jau mūsų mašina yra ten, tai mes apėjom viską. Ten. Labai eisim čia. Ir dabar vėjas labai rodo orus, kad labai vėjas sukilęs. Tai reikėtų saugotis, kad ant galvos kas nors neužgriūtų. O, gal gausim ir lietaus. Nu, bet 15-20 minučių būsim vietoj kažkur. Taip. Kol kas, nežinau, pirmą kartą su tais rūbais einam, tai batai striukė viskas labai čiki-piki. Su termo rūbais, kaip minėjau, esame abu. Tik tais aš esu su Aliaska termo rūbais Extreme. O neringa yra su merino vilna iš Termo Wave, ne? Tavo, iš Termo Wave yra tavo termo. Iš kur? Ai, pas savi ne iš Termo Wave. Pas savi iš kur? Iš Lindex? Supratau. Tada būsiu pamelavęs. Batus pasiėmiau truputį didesnis. Šiaip mano kem antrą išmerą. Pasiėmiau kem trečią. Tai kol kas viskas čikiai, termo rūbai, kojinės irgi specialios kažkokias ir laisvesnė koja, kad jeigu ką galėčiau užsivilkti. Ir vilnonę kojinę gal žiemą. Kažkaip taip. Nesam specai toj srity, tai aš tik iš darbo pusės, kiek darbę dirbu, galiu kažką pakomentuoti. Ir va viską dabar išmėginom pirmą kartą. Tai su kiekvieną kelionę galėsim daugiau kažką papasakot, kaip tie rūbai laika ir prie minusinių temperatūrų. Ir pasikartosiu, čia nėra, kad būtų žiemai skirta. Čia labiau rudenį gal yra skirta ir pavasarį. Ir šiltai žiemai. Vėjas tai belenkoks. Keturračiai susirinko. Ir žalia girėlė linko. Saka, 1, 2, 3, opa! Ant 2 ratų. Opa! Stogai, fasadai.
Esame čia. Nuo čia pradėjom. Tai va, apėjom viską beveik, jau esam čia, dabar liko čia. Nerodyk dar. Kas yra? 10 rodo. Kai buvo manam gale rodė 3 km 42 jaučiu buvo. Žinau, kilometrai čia vidutinį greitį rodo. Jauti? Sakau, nesąmonė, kad mes nuėjom 3 ten, nu ne blondinė, bet sumaišė neringa. Blondinė yra neplaukų spalvo gyvenimo būdą. Sumaišė vidutinį greitį su kilometrais. Aš sakau, kad negali būti, kad mes tiek daug toli nuėjom. O štai dabar eisim įsimaudyti. Sustoja. Nu, žodžiu, 13 km nuėjom. Ir netikėtai mes priėjome Žagarės pramogų parką. Stanionių už tave. Pasižiūrėjau video vakar su Stanioniu, tai dabar. Kur čia, vis? Įsivaizduokim, ką esam Palangoj. Atsargiai, galva negauk. Nu, tu ko neatsilenki? Nu, kas yra? Kas yra? Ką žiūri? Tu čia mane? Kas tu yra? Ką? Už Stanionį daugiau išmušu. Yeah! Stanionį tu sekantis. Nu, da vieną. Kaip ten rodė? Šilimo. Panašiai. You are a real boxer. Real boxer? Vienas, du, kairė. Na ką, finišas. Atėjom prie bulkos. Šausim arbatėlės gal. Pažiūrėsim stravą, kiek nuėjom šis kokį 17 km. Šiaip pagal viską būtų 4 km, nes mes pradėjom biškį nuo toliau. Taip 300 metrų tikrai nueitum. Tai tokios vietos. Einam davo vietą, kad būtų 4 km. Aplink mašiną. Davai, einam aplink mašiną. Nu, žodžiu, čia suredaguosim, kad būtų 33 km. Einam. Ne, nu tai einam. Eik, tu kol mes ateisim, tas 300 metrų aplink. Ką greičiau veisi? Žiūrėk, greičiau. Greičiau veisi. Kaip tai pakeisim? Einam arbatos. Žodžiu, draugai, nuėjom 3 km 700 metrų. Bet, va, galim rodyti. Visai normaliai. Kai po darbų į darbus, tai normaliai. Išbandėm aprangą. Visai patiko, labai daug gražių vaizdų matėm. Nesiekėm čia nueit labai belenkiek ar kažką. Smagiai praleidom laiką, ne? Tai va, atsigersim kavikės. Ačiū, kas žiūrėsite, ačiū, kas paspausit laiką. Kas neprenumeravot, prenumeruokit kanalą. Share, subscribe.
Ate, iki kitų kartų.